IKEA Camper Van gamina įvairiausių modelių automobiliams išskirtinius baldus. Tai yra lengvai išimamus ir sumontuojamus baldus, kurie nereikalauja didelių įgūdžių juos susimontuoti. Jūs galite tiesiog nusipirkti juos pas mus ir susimontuoti patys, nes jie yra montuojami į originalias sėdynių tvirtinimo vietas arba į krovinių tvirtinimo kilpų vietas. Kalbant apie baldų funkcionalumą, dar norėčiau paminėti, kad jie būtent sukurti patogioms ir malonioms kelionėms. Šie baldai yra sukurti Volkswagen grupės automobiliams. Tai T5, T51, T6, T61, T7 modeliams. Šiuo metu jie yra sumontuoti į Volkswagen Caravelle, bet kaip minėjau, jie tinka ir transporteriui, ir multivanui. Galimybė gaminti maistą tiek dujų pagalba, tiek elektros pagalba. Spintelė lengvai aplinkui sukiojasi, maistas gaminamas tiek lauke, tiek viduje. Turi dar papildomą atlenkimą vietą, kur taip pat galima gaminti maistą, turi akumuliatorinį vandens kraniuką, kuriam nereikia papildomą elektros šaltinio ir jis gali veikti spintelį išneštai į lauką. Taip pat spintelė dar yra 10 litrų švaraus vandens ir 10 litrų pilko vandens bakeliai. Visi aksesuarai turi savo vietas, jie susideda ir niekur nebarška ir automobilyje nesimėto. Spintelė turi rankenas, už kurių galima patogiai spintelę nukelti ir nusinešti po markizę pasistatyti ir ten gaminti maistą. Dar kitoje pusėje spintelės yra sumontuotas stalas, kurisai patogiai atsisega ir užsisega priekyje. Jį taip pat galime nusisegti ir sėdint viduje, atsisukus spintelę. Spintelė lengvai užsifiksuoja, įsistumia į vidų ir tvirtai laikosi. Iš vidaus spintelė taip pat lengvai įsistumia į išorę, po ja dar yra papildoma daiktadėžė, kurioje yra palipukas. Jį galima naudoti tiek pasilipti, jeigu esate žemo ūgio gaminant maistą išorėje, ir jį galima naudoti taip pat pastatyti spintelį nunešus po markizę. Palipukas lengvai išsiardo ir susideda į savo vietas. Stalas taip pat nusisega ir iš vidaus patogiai. Spintelė apsukus, jisai lengvai prisisega prie spintelės. Spintelę galima su stalo pagalba stumdyti tiek į išorę, tiek į vidų. Atsiranda daug erdvės vaikščioti. Maistą gaminant labai lengva spintelę įstumti į išorę, kad nesirinktų kvapai nuo maisto gaminimo salone. Taip pat galime ir iš išorės maistą gaminti. Dar šiame automobilyje buvo įrengtos 2 darbo vietos, nes jis buvo naudojamas tiek pramoginiam kelionėm, tiek darbui nuotoliu. Patogus staliukas kompiuteriui. Greitai įsilankstanti lova. Čia šiuo metu yra viena sėdynė, galim segti dar vieną sėdynę, bet šiuo metu buvo pasirinkta daiktadėžė. Tai didelė daiktadėžė vietoj sėdynės, dar 40 litrų šaldytuvas. Lovos detalės taip pat labai lengvai išsiema, jas galite pas mus nusipirkti ir patys susimontuoti, jie montuojasi į vaikų sėdynių skirtoms vietoms.
sekti. Labai greitai nusiema užsideda. Nereikalauja jokių didelių įgūdžių montavimo. Gale yra įrengta dar viena papildomai daiktadėžė. Čia kilpos, kad neiškristų krovinys atidarius galinį dangtį. Turi vandens 60 litrų baką po automobiliu. Turi dujinį šildytuvą šis automobilis. Galima maudytis duše ir šaltu vandeniu. Norint šiltą vandenį turėti, reikia atsinešti iš virtuvinės spintelės dujų balionėlį. Jisai greitai pasijungia greitomis jungtimis. Šildytuvas jungiasi į bendrą vandens sistemą ir turite jau karštą vandenį. Viskas labai greitai išsiardo ir susideda į vietas. Štai galime jau toliau tęsti keliones. Jei kam įdomus tokie baldai ir projektai, mes laukiame jūsų IG Camper Van. Gerų kelionių jums!